O, yra tokia Izabelė. Ji gyvena 203 kambarį, yra iš Pasvalio, pirmo kursė, dabar studijuoja. Žiūrėk, paskambinsiu, pažiūrėsi, ar aš dar moku kalbėti pasvalietiškai. Nes jį turėtų įmesti tokį irgi, žinai. Nu davai, pabandom. Pasvalietiškai. Vadinasi, Giovanni goes home. Goes to his root. Yes. Ji mokosi VDU bendrabutį. Labs. Labas. Ką tu? Nieko mokaus, ką tu. Nieko. Į Pasvalį grįžau. O aš šneku dabar su... Nežinau, ar tu man atsimeni, ar nebeatsimeni. Kol kas neatsimenu. O tu iš Pasvalios, ne? Jo. O Vileišinę baigus? Jo. Nu va, aš irgi. Žinok, daug žmonių baigė Vileišinę. Vo, pradėjo kalbėti normaliai. Nes iš pradžių ten labas, ten ta. Man, žinai, kas labiausiai nervin, kai išvara vis tie, tipo, pasvaliečiai ir pradėt kalbėti, tipo, gramatikuoti. Taigi man specialybė, taik, man, žinok, mes jeigu negramatiškai šnekam, tai mums per nagus duodu. O ką tu studijuoji? Viešąją komunikaciją. Specialybė. Klausyk. O dažnai grįžti Pasvalį? Nežinau, turbūt šitą savaitę važiuos. O su ko aš šneku, rimtai? Jons šitą. Jons. Man dar žinau, nelabai, ką aš kažko sakam. Nu ką žinau, aš seniau baigiau jau tą Vileišinę. Ir kažkaip, žinai, aš kaip tik varu dabar savaitgalį Pasvalį. O mes šiaip realiai pažįstame? Pažįstame. Ką žinau, nepažįstame. Aš tave esu matęs, ką žinau. Izabelė, tu, ne? Taip. Nu. O tu man skambini, nes? Nes, ką žinau. Tiesiog. Aš šipsau. Šipsau. Ne, kažkaip neturiu ką veiksau, gal tu. Irgi neturiu. Vis tiek kaip iš Pasvalio esam abu. Ir abu neturim ką veikti. Nu. Tu turi man, ką žinau, aš baigiau čia prieš porą metų. Baigiau prieš porą metų, Jonas. Ne, Jons. Jons. O kas tavo auklėtė buvo? Mano auklėtė buvo Variakujienė. Variakujienė. Jo, atsimenu, anglų mokyti, ne? Jo, palauk, tu pasakyk savo pavardę. Aš pasižiūrėsiu, aš tai žinau ar nežinau. Nainci. Koksai? Nainci. Neatsimeni? Jons Nainci. Man palauk, sekundę. Kur tu čia žiūri tarp užrašų knygutės? Nerasi manęs tam. Ta prasme. Kas ta prasme? Jons, Negi nesimatėmės. Aš tik kažkaip esu tave matęs, man atrodo. Kur tu mane esi matęs? Pasvalį. Pasvalį? Tai va. Tai ką veikti, nenori sutikti? Ta prasme, ką aš žinau, nelabai. Ką veikti, neturi laiko dabar? Laiko ar vaiko? Laiko. Ai, nežinok, trečiadienį rašau žiauriai sunku kolį. Ir dabar įsivaizduok, tenai, iš tą kolį man yra 100 puslapių. Man reikia 100 puslapių dabar perskaityti per 2 dienas, o rytoj šiandien dabar nebeturėsiu visišką laiką, nes... Atmazai čia kažkokia liepas. Tai įsivaizduok per pusę valandos, viskas užmėgau. Ir dabar skaitysi ir tad... Žinok, daugiau aš tau nebeskambinsiu. Tu man daugiau nebeskambinsi. Atsiprašau, aš paimsiu šitą ragelį. Jonai, bet žinok, ne kažką tai jau pasvalietiškai. Nebe kažką. Aš atsiprašau, kad įsiterpiau tiesiog. Toliau prašom. Izabelė, atsiprašau, kad sutrukdžiau. Toliau. Saka, kad aš nebemoku kalbėti pasvalietiškai. Tu nebemoki? Kad jeigu tu kalbėtum daug pasvalietiškai visiškai, aš tada irgi kalbėčiau, bet dabar tu nebemoki. Ne, tai aš galiu šnekėti. Tai šnekėk su manim, tai gerai, dabar jau šnekėk. Dabar šnekėk gerai. Va. Tai va, tai tu? Niekam. Dabar jau niekam. Ne, aš jau dabar sumašiu, kad jais gali arbatus pasidaryti. O klausyko, iš kur tu man numerį galvoju, dabar man kėjo tokia matmintis. Aš daviau. Kas? Aš daviau. O tu esi? Justinas Jankevičius. Justinas Jankevičius aš esu. Įvesk į Facebooką, turėtų išmesti irgi.
Ne, žinau, kas yra Justinas Jankevičius, bet... Tai aš žinok, Jonui daviau tavo numerį. Taip, Justinas Jankevičius davė man tavo numerį. O žinai, kodėl mes čia dabar abudu kalbame vienas per kitą? Ne, bet malonu visai. Nes tu dabar esi tiesioginėme radio stoties ZIP FM eteryje. Puikiai. Izabelė tave užregistravo Giedrė, Vitautė ir Renata. Aš pažiūrėjau, kad tu esi iš mano krašto, su kuo paskambinsiu ir pakalbėsiu, kaip dar mok pasvalietiškai. Jėzau, kaip aš jų nekenčiu. O jos iš Pasvalio ar ne? Ne, jos ne iš Pasvalio. Ok, linkėjimai. Tai labai puiku. Ir linkėjimai nuo 1012 kambario. 1012. Tai gerai, aš dabar pas jas kaip tik ir nuveisiu ir dar nežinau, subinę duosiu man. O patinka tau taip per subinę? Nepatinka, žinau, kad iš vaiką kabinėtis. Va, nu tai gerai tada. O tu brolį turi jaučiu, ne? Ne, turiu sesę. Nes aš vieną šležą pažįstu iš Pasvalio, bet... Kokį, koks vardas? Marius, man atrodo. Tai jis mano klasiokas. Supratau. Gerai, brangioji, sėkmės tau šitame kolyje. Gerai ir jums sėkmės. O tu dirbai darbas laikraštė, ne? Jo. Matau. Šaunu. Gerai, iki. Nu gerai, iki labanaktis. Nežinau, ar pavyko Jonui pakalbėti pasvalietiškai, spręskite patys. Mano galva, sugadino tave miestas. Sugadino. O kas būtų, jeigu dar į New York'e pagyventumėm kelis metus? Jon 9 no go home. No go home.